Sveiki. Kalėdos nuostabi šventė, ne? Aišku, gal ne visiems, tad kalbėsiu vien tik už save. Man asmeniškai Kalėdos ypatinga šventė, neskaitant tų visų televizijos, parduotuvių reklamų. Vis dėlto dažniausiai namiškiai, giminaičiai, draugai grįžta iš kažkur toliau iš užsienio, visi kartu suvažiuoja, keičiamės dovanomis ir tada būna toks lyg gimtadienis, kuris trunka tik ilgiau. Atostogas dažnai būna. Tai sukuria tokią ypatingą nuotaiką. Aišku, reikėtų būti biedniems, bet teisingiams. Tos visos televizijos ir parduotuvinės reklamos irgi prisideda prie tos tokios nuotaikos kūrimo. Vis dėlto yra jaučiama, kad kažkas yra kitaip, visur žalia, raudona ir kalėdiniai atributai įvairūs. Ir televizija prie to prisideda. Seniau rodydavo vien tik vienas namuose per Kalėdas. Dabar galime stebėti Harry Potterį. Ir tai iš dalies sukuria tam tikrą nuotaiką. Kadangi per pačias Kalėdas negalėjau čia atvykti, tai atvykau anksčiau. Ir vis dėlto per Kalėdas greičiausiai būtų čia užsnigę ir netaip viskas matytųsi. Tai šiandieną irgi noriu pakalbėti apie Kalėdas. O jeigu tiksliau, apie Kalėdų taiką. Esu vietoje, kur būtent Kalėdų taika ir vyko. Vėlų 1914 m. kūčių vakarą Britai išgirdo priešais juos esančiose apkasuose vokiečių karius dainuojančius kalėdų ir patriotinės dainas. O palei apkasus pamatė žibintus ir mažas eglutes. Nors tą vakarą nieko neįvyko, tačiau sekančią Kalėdų dieną Britų ir vokiečių kariai susitiko niekieno žemėje ir apsikeitė smulkiomis dovanomis, fotografavosi, o kai kurie net sužaidė futbolą. Per šią trumpą taiką kariai galėjo surinkti mūšiuose žuvusius bendražygių palaikus ir juos palaidoti. Tai buvo mažas stebuklas ir trumpas poilsis kariams, kurie buvo išvarginti kovų, bemiegių naktų ir netikrumo dėl ateities. Vienas karys, prisiminęs Kalėdų taikos metą, sakė: "Puikiai žinojome, kad tai išimtis. Sveikinome priešus iš šventės progą, o kitą rytą puolėme vieni kitus žudyti." Trumpoji Kalėdų taika šiandieną mums gali priminti apie tai, kad net baisiausiomis sąlygomis žmogus gali būti žmogiškas. Danke. Happy Christmas. Frohe Weihnachten. Kalėdų taika, būtent tas momentas įvyko šioje vietoje. Dabar čia stovi monumentas, futbolo kamuolys, nes tuo metu niekieno žemėje buvo sužaistas netgi toks futbolo mačas, jeigu taip galima pavadinti. Ir tuo metu niekas nekariavo, galėjo sau leisti surinkti savo bičiulių kūnus, kurie buvo niekieno žemėje, apsikeitė tuo metu dovanomis, cigaretėmis, šokoladu, parodė, kas kaip kuo gyvena, savo šeimų nuotraukas. Ir tuo metu įvyko toks kaip ir stebuklas, nes po to daugiau nieko panašaus taip ir nėra buvę. Tai būtent šitoje vietoje Kalėdų taika ir įvyko. Jeigu tiksliau, čia yra pastatytas monumentas tam futbolo mačui, bet tikroji Kalėdų taika arba tikrasis futbolo mačas turėjo vykti šitame lauke, nes čia buvo tiksliau Britų pozicijos ir ten, kur yra tie pastatai, toliau kur matosi, ten buvo vokiečių pozicijos, tai niekieno žemė kažkur buvo, sakykime, kur tas medis yra. Tai būtent va čia, šitoje vietoje kažkur ir buvo sužaistas šis futbolo mačas. Ir savotiškai tai buvo ypatingos Kalėdos, nes kariai jau buvo išvargę nuo visų mirčių, žiaurumų, išvarginti karo.
Tai toks buvo kaip ir atsigavimas, sakykime. Aišku, generolai po to uždraudė tokius dalykus, nes tai mažino karinę dvasią ir daugiau kalėdų dvasia, kalėdų taika daugiau niekada ir nebepasikartoja. Tai 2014 metais 100-ųjų kalėdų taikos metinių proga buvo pastatytas toks monumentas, kuris primena būtent apie tai, kad čia įvyko kalėdų taika. Po kalėdų taikos, kiek ieškojau informacijos, radau dvejopą informaciją. Internete rašoma, kad kariai nebuvo nubausti, bet pavyzdžiui, knygoje Pirmasis pasaulinis karas, kuri yra išversta ir į lietuvių kalbą, yra rašoma, kad kariai buvo nubausti ir netgi sušaudyti už tai. Žinoma, po šio įvykio generolai visi sunerimo ir pradėjo naikinti laiškus, tikrinti laiškus, kad apie tai nebūtų rašoma, naikinti nuotraukas, bet kol jie susizgribo, vis dėlto dalis nuotraukų ir dalis informacijos vis dėlto pateko namiškiams ir apie tai, dabar žinome. Ir netgi tada buvo išspausdinta laikraštyje apie šią žinią. Bet žinoma, vadams tikrai tai nepatiko, nes, kaip kare gali būti bičiulystė su priešu. Už kelių metrų nuo šito monumento yra padaryti tokie kaip apkasai, kurie tiesiog simboliškai, man atrodo, pastatyti. Ir į jų vidų gali tik iššokti ir paskui jau reikia galvoti, kaip išlipti. Įėjimo kaip ir nėra. Visai netoli čia yra ir kapinės, netgi dviejos, vienos prie pat šito monumento, kitos ten toliau truputį, kurios yra Pirmojo pasaulinio karo aukų. Kaip bebūtų, tokia trumpa kalėdų taika buvo neeilinis įvykis, išskirtinis istorijoje ir aišku, generolai pasistengė, kad daugiau to niekada neįvyktų. Netoli to monumento, kur ką tik buvome, yra Mesino miestelis, kuriame yra dar vienas monumentas, irgi pažymėti būtent tam futbolo mačui, kuris buvo sužaistas būtent kalėdų taikos metu. Tai tiek šiam kartui, gražių, gerų, jaukių ir taikių jums kalėdų. Susitiksime kitą kartą. Iki.